koks čia iš manęs švietėjas, aš čia blogas mokinys mokyklo buvau ir mušti gaudavau nuo auklėtojų internatą ir čia niekad čia tokia jau nebuvo toks jau, kad čia jau galėčiau dabar jau, bet vis tik buvo pilnas tos žaidimą visokie, tokia gyvenimiška, žodžiu, aš valdžiau gyvenimą, savo gyvenimą valdžiau ir tas yra įdomus dalykas, kur dabar mums kas nors, kada nors suvesma sąskaitas ir išsmerti, tai pagalvoji, kad dariau tą, kas ne tą, ką valdžia lyp bet dariau viską tas, kas man atrodė. Namą stačiau ten, kur man atrodo, kitim žmonėms aiškinau, kaip reikia gyventi, bet ne taip, kaip valdžia aiškina. Dabar Salantus didžiausia bėda dėl to, kad mano nuomonė nesutampa su mokytojas, kad nieko nenori, kad abejingi yra, pikti. Ir sako, netrukdyk tu mums ramiai čia pensiją sulaukti. O vaka nori šiandien gyventi. Ir ragina mane, kad neskubėk, Liuda, neskubėk, čia suspėjęs, man čia netep greit, viskas netep greit. Ką, sakau, netep greit. Gal ir negreit, aišku, mes čia nieko nepasieksime tep greit, bet kas šiandien privalu padaryti, mes turim jau šiandien padaryti, kas privalu. Kitep iš vis nieko nepradės. Tu turi šiandien jau daryti. Didžiausia bėda, kad visi mano kolegas, visi bėja ką nors atnaujinti, bėja ką nors naują paveizėti į gyvenimą. Ir patys save atnaujinti. Tep, ką buvo ant tarybinių laikų, tep viskas tebevyks. Tai patys šokia, tos pačias grojimą, tos pačias kapelas, repertuaras tas pats, babas tą pat, cyp ten visokius ten romansėlius. Bet yra jau tik pats gyvenimas ir laiks paėjus į priekį, kad jau yra baisus atsilikims. Pasaka, nu gera, taip jau, kiki kaka, žodžiu, toks kaip prie karaliaus būdavo juokeris, kur jau ten durnelis, kuris pasaka teisybę ir jo vis tik nieks nenužudo. Nu tai va, tai tokia pozicija yra priimtina, kad į tą teisybę dedu į kaktą visiems, kad žinokit, kad esam nusigyvenin, esat nugyvenin, ir mokykla nugyventa, ir kultūros įstaigas yra nugyventas. O čia yra mūsų nuoma ir mes būdami šiek tiek susipratėm patriotą, o per skautus ir mokytoją, turim nieką nebijoti ir dalintis kažkokia šviesia patirtim, dalintis energiją. Be arklių, be gyvulių, be gamtos pagalbos, be visų pumpurų, be savo tautinio paveldą džiaugsmą, žodžiu, mes negalim jau nieką turėti jėgos. Mes pavargstam, jeigu mes tuo nesinaudojam savo protėvių įdirbį, mes iškart vargstam. Ir jaunims į labai opus ir visas jo išraiškai labai nestipri. Nieko negal stiprią padaryti. Nemylėti stiprią,
nedirbti stiprią. Gal tik stiprią kvepėti, gal stiprią kompiuterę sėdėti, gal stiprią balti batą švarus būti, kelnes baltas. O tų dalykų, kad yra naudingi tautas tas stiprums. Stiprus nervas, stipri kantrybė, stipri valia, stiprus balsas, stiprias dainas, stipria dainuojamas. Stipria tai yra garsė. Ir viskas, ir į tautą silpstam. Ir jeigu ten tus silpnus dalykus dabar įteisinsime, mūsų ateities kartas bus dar silpnesnis. O ypač Žemaitė, kol dar tebeturim stiprų savo kultūras, senosios kultūras ir krikščioniškas kultūras, stiprų supratimą ir gydojimą stiprų su giesmių ir maldų iššaukimu, išmeldimu. Galim dar atmelsti ir visą Lietuvą iššaukti kažkokią pasigailėjimą ir patys savi sustiprėti. Aukštaitė tą Dūną Raiką, Žemaitė pienu. Prašom. tą progą. Velykinį savaitį pajuskim. Drigontą. Drigontą turi būti protingi kaip kačiuką iš pat jaunystės. Dėl ko vyras sveikinas ronką duot. Jeigu vyra bus protingi, visiems kitiems bus gera. Jeigu drigontą bus gerai išauklėti, kumelės bus iškart protingas. Padausiu, kresnį. Padausiu. Galbūt tu nieko neišmana apie Dauną. Tu galvok apie sūrius jau. Palauk, padausiu. Pats nečiup savo vališką. Prašom. Aš pas savo tėvelį, aš pas savo senąjį, aš nusišėriau biržrigelį, grynoms avižėlėms. Aš nusišėriau biržrigelį, grynoms avižėlėms.